Bet jeigu atsidurtumėte čia 13 amžiaus pabaigoje, 14 amžiaus pradžioje, tai jūs būtumėt grinai, žodžiu, pafronte zonoje, kaip prie Donecko. Tai va, todėl, kad vos keli kilometrai už mūsų prasideda, žodžiu, miškai, Tyrelio miškas ir kiti, tokios retai gyvenamos teritorijos, o į šitą pusę kaip tik atvirkščiai buvo tankiai gyvenamos teritorijos, kur nuo seno gyveno žemaičių gentis. Sakiau, kad šitame kaime nuo 3 amžiaus gyvenama yra, žodžiu. Tai va, ir kai mus pradėjo spausti vokiečiai, kryžiuočiai, tai Lietuvos valdžia nutarė, kad reikia statyti gynybinės užtvaras, sistemas. Ir pati didžiausia gynybinė sistema, kaip žinote, buvo išrikiuota palei Nemuną. Bet jūros pakrantėse taip pat buvo pastatyta iki 10 pilių, kai kurios jų buvo tiesiog atnaujintos. Ir čia Pagramančio apylinkėse taip pat bent 3-4 pilis buvo pastatytos. Viena iš jų Pagramantyje, kita gretimame Naujininkų kaime. Na, o jeigu žiūrėsime į pietus, yra Matiškių piliakalnis, ant kurio taip pat stovėjo tais laikais pilis.